padaryti. Tas Marčinkus, kur buvo vyskupas Romoje, kardinalas, lietuvis amerikonas, kuris skandalų padarė, sako, jis buvo kaltas, tą popiežių numirė, davo jam lėkostą į mirį. Lietuvai, amerikonai buvo kaltingi. Buvo te Bankos Ambrosiano, bankas buvo Londone, pakartas $500 milijonų amerikonų banko Ambrosiano Vatikano, jis buvo klaidingas, jį pakorė te Londone, Anglijoje. Kas te pasidarė? Na, jūs tada buvot, mokinotės Vatikane? Buvau, aš patikau Vatikano, kai buvo ta problema. Už tai aš patikau, galėjau būti kunigas iš Lietuvos. Galėjau būti. Po 4 metus pabaigiau tą teologiją. O kodėl po to nebesimok? Jau viskas nebegalėjot pabaigti ir būti kunigu niekaip? Palikau Vatikaną, kai buvo skandalai iš Lietuvos amerikanus kolegijos. Aš buvau kolegijos, kaip sako, Šventų Kazimierų kolegijų Romoje. Palikau, buvo te, kaip sako, problemai. Negalėjau kentėti. Negalėjo? Negalėjau. Ne, baisu buvo. Kaip sako, buvo te amerikonus, Marčinkus vyskupas amerikonų, jį paleido į Amerikoje, popiežius norėjo, davė jam immunity. Italijos politikai norėjo, kodėl popiežius numirė. Imunitetą. Te buvo skandalai. Palikau Romoje, kaip sako, baisus dalykas buvo iš Lietuvų amerikonus krašto. O po to nenorėjo dar po kiek metų grįžti ir pabaigti mokslus? Negalėjot vis tiek? Aš esu dekanas. Aš esu, kaip sako, vice deacon of the Catholic Church. Buvau išventytas, bet, kaip sako, palikau. Negalėjau, ne. Baisus dalykas te buvo Romoje. Šventus kolegijos Kazimierą. Lietuvai skandalus amerikonus padarė baisybę. Ir Baškys, jūsų kardinalas, buvo monsignors į tuos laikote. Už tai jis mane pažinojo. Jūsų kardinalas. Dabar jau mes kitą kardinolą turim. Kaip? Dabar jau kitas kardinolas Lietuvoje. Palauk, koks čia naujienos? Vietoj, dabar man atrodo Bačkys, nežinau ar kardinolas, bet dabar jau Bačkys nebe jisai, man atrodo, vyriausias. Taip, atsistatydino, nes Atsistatydino? sveikatą. Jisai jau senas, jis atsistatydino. Šitą bažnyčią negirdėjau naujieną, ačiū jums. Bet vieną dalyką, ką aš turiu padaryti jūsų... Dabar kitas išventintas buvo iškilmės katedroj. Nežinau, aš naujieną šitą. Nu, sveikatą, Bačkys. Bet vieną dalyką aš noriu parodyti, aš turiu 2 commissions padaryti iš jūsų Egidijos kunigas čia, parodysiu čia. Ir laikyk tą. Aš turiu padaryti čia commission į jūsų kunigą čia. Ir šitą priimti tą. Čia yra naujienos tau. O, Gediminas. Shut up! Jo, okei. Sorry. Tu man patikė. Tu galėtum čia būti išlošti mano apartamentą. Mano apartamentas Lietuvoje. Tai aš turiu. Lietuvoje? Tai galiu ateiti ten gyventi. Prašom. Kiek kainuotų 1 savaitę ir lengvus ateiti pas tave. Ir parodyti Lietuvą man pirmas iki. Aš turiu padaryti commission čia, Egidijos čia, bokštą čia, Gedimino pilis paveikslą. Ir čia Dublin Castle, jis man commission davė čia. Šitas turiu padaryti. Čia yra didelis dalykas čia. Kunigas jūsų Egidijos. Žinom. Anorčius. Taip, visada einam, kai jis atvažiuoja į Korką. Žinau. Čia gražus dalykas čia. Padarysiu, bet trumpą laiką, žinai. Daug darbo gauna. Tai gerai. Ir turiu padaryti bažnyčią Šventas Andrušas jam apartamentą, kur jis... O, jis yra klebonas čia, palauk. Galbūt čia... Laikyk tą kamerą čia. Jis yra laikomas Šventos Andrušės bažnyčia. Tai, ne, būk čia, sėsk, šiek tiek padėk tą rūpužę. Tu man kai kugelis iškeptas. Kugelis. Nežinau, ką sakiau. Aš turiu bažnyčią jam šitą padaryti. Apartamentą commission. Kunigas jūsų. 2 commissions gauna iš Lietuvos. Gerai. Ir jų prolatai, jų draugai daug perka nuo manęs. Tai gerai. Daug prolatas Edvards
Tai jau nieko. O kas ten dar kitoj pusėje va kažkokiu yra? O. Bažnyčia čia. O. So kaip sako, tas so. Pasibaigiam šventą raštą. Žiūri, kaip mano akis jis nežiūri. Žiūrėk, kiek Ne, nežiūri mano akis teisingai. Aš žinau, ką jis myslė. O ką jis myslina? Urtė O ką sako, jis brangus batai, Urtė sako. O ką jis myslina? Aš nežinau. O kokie batai, Edvardai, brangus. aš nežinau, ką jis myslina. O ką jis myslina? Puikybė amžius gyvent, bet... Puikybė? Be rūpesčio, bet kaip sako, ieško savo Švedijos smegenis įdėti, kolažės, jis pardavė tą, žinai, viską. You're so strong! Ne, ačiū labai. You're so strong! Jonas, bučkiai, daug. I am surprised, you're so strong! Ne, bučkiai daug. Full of energy! Turi jį pasiekti. Jėzus man lieka rankai skauda. Čia tiesas man salaužiai mano ranką. Kaip sakyti? Look after you, not... Bet vieną dalyką, čia upėtikus lašiš čia eina į upę mūsų. Gerai. Bet klausyk. Labai sveika lašišas. Gaudykit. Uždarykit. Klausyk, savo ortą padarai bučkį. Nu, man čia, bet koks jis stiprus, jis turi daug jėgų. Mane beveik pakėlė kaip... Laužiau čia viskį, čia muskulai, parpolė. You told me so sexy, oh, so strong. Su širdį. Su širdim, Ne. bet stipri. Iš širdies. Nesapratai mano Ne. intencionį. Ne. Kažkur, kaip... Gal negrįšiu. Man krautų, kodėl Utena nori daug jai pinigų grįžti? Tai kad aš turiu- Meilė daug jai grįžti. Aš grįšiu. Jonas grįž. Aš turiu darbų tenai, o čia neturiu ką daryti. Širdis turi, jis turi širdį. Taigi jis atvažiuos pas mane. O, tai paliksi Irlandijoje? Taip, Ai, tikrai? taip. Kodėl? Nemeluoji? Lietuva tėvynė. Ja, tėvynė. Man krautų. Bet mes dar pasiskambinsim. Ne, man rūpi jis, žinai. Ne, ką čia glosteli mane? Aš noriu... Žuvį iš vandenio. Ne žuvį iš vandenio, čia mano širdis. Čia nauosa. Ačiū, kad dabar Christmas card. Ne, ačiū, kad atsantai January, sakai, eini back to Lithuania. Yeah. Kaip sako, amžius yra trumpas, bet kaip sako, čia gyventi nėra lengva. Visur nėra. Niks nekalba čia. Bet niekur nėra lengva. Pilna čia Lietuvų čia. Klausykit, argi mes atėjome gyventi tam, kad būtų lengva? Niekur nėra lengva. Bet kiek čia Lietuvų gyveni čia, Lukine, Liksle, pilna čia. Žiūrėk, kokia didelė mašina atvažiuoja. Ne, jis neina čia. Ne. O kaip mes atsidarysim tos vartus? Aš atidarysiu. Bet vieną dalyką, kiek čia Lietuvų čia gyvena Liksle, sel prieš mėnus, pilnas. Jėzus. Žinai, kiek pinigą čia gauna, 200 eurų į valandą čia. Oho. Lietuvai 3 gauna. So, jie čia bus. Daug Lietuvų čia. Gerai. Taip, mažus vaikus Nu, bet turi. gerai dirba. Vaikai mokykloje. Kiek čia gimo iš Lietuvų, kraus Taip. čia in Ireland. Lietuvoje nebeliko 3 milijonų. Girdėjau, 2,5 dabar. Taip. Mažiau. Bet į Nuvėjų Švediją, Norway, Russia, Poland, 300 tūkstančių Lenkų, 100 tūkstančių čia Lietuvų atėjo čia after the Celtic Tiger, 100,000, per daug įleido. Nemokėjo angliškai, Taip. sunkiai padarė. Į Australiją, Ameriką, Kanadą, toli daug kas išvažiavo. Bet te buvo, kaip sako, įsistoja pirma, daug Lietuvų te buvo. Bet kaip sako, 300 tūkstančių iš Lenkijos per daug atėjo čia. Per daug. Ir Lenkija Lietuvais nesutinka viskai, istorija. Ne, tikrai ne. Vien šventas Kazimieris, bet, kaip sako, Vytautas, Jogaila. Kęstutis, Jogaila, Mindaugas, sudaužė Lenkijos iš Rusijos. Jėzus man, Teutonic Knights, Teutons. Tas dar trūba laiko. Man graudojo, Jėzus.